protestuojam dėl pakeltų mokesčių. Gyventojų pajamų mokestis 113% planuojamas pakelti. Tai, tai būtų labai drastiška, labai atsiprus poveikis ūkininkų finansam. Tikrai nesinori, kad tai būtų. Tikimės švelnesnių priemonių, bet kai bus pamatysim. Nuojauta kužda, kad čia tikėtis labai kažko neverta. Čia protestuojam dėl vyriausybės neproporcingai keliamų mokesčių. Aišku, jie keliami chaotiškai, kad žmonės pasiklystų, o pasiūlymai netitinka realybės biudžeto surinkimui. Mes nesutinkam su tokiu mokesčių paskirstimu. Ne tiek, kad nesutinkam mokėti mokesčių, mes nesutinkam su tokiu diferencijavimu. Pagrindė dėl mokesčių, o mokesčiai tai visi. Ir sodros mokesčiai, kurie yra mokami, bet jeigu ūkis neturi pelno, ūkininkas lieka be socialinio draudimo. Ir pelno mokesčiai, kurie neproporcingi, ne visada jie imami nuo atitinkamų skaičių, nuo reikalingų skaičių, nes ūkininkas yra kaip ir individualus asmuo, jam reikia ir savo poreikiam, bet jisai daug pinigų iš ūkio ir suinvestuoja vėl atgal į ūkį, tai pačiai technikai, žemiai. Po šio protesto tolygiau išdėstyto pelno mokesčio, kad nebūtų labai didelių šuolių, nes tai gali irgi sukelti, šuoliai gali sukelti norą žmonėm nepasiekti kartelės ir tuo pačiu kaip ir slėpti mokesčius nuo valstybės. Tas nebūtų paranku nei valstybei, nei biudžetui, plus ūkininkas pasidarytų kaip ir nusikaltėlis. Jeigu ūkininkai atvažiavo, tai reiškia neįsiklausė, nes jie nebūtų čia važiavę. Ir tas yra ten tiesiog važiuoja kaip buldozeris. Tai jie ir atvažiavo pristabdyti tą buldozerį, atsivežė savo traktorius, kur mačiau simboliškai, kur yra ir buldozeriai. Tai kur pagrindinės problemos, kur neišgirsta ūkininkų. Jie dabar nori apmokestinti nuo, ūkiškai tariant, apyvartinių lėšų. Ir tada ūkis, kuris jau gali būti vienas ūkis 100, kitas 200 hektarų ir tu turės ten tos 138 tūkstančius tų apyvartinių lėšų ir tada įsivelia tas toksai apmokestinimas įsiveda, kuris 32%. 32% plus dar 19% sodra ir sveikata. Tai viso gaunasi apie 51% nuo apyvartinių lėšų. O kur dar ūkininkų reikia ir išgyventi, reikia ir pirkti trašas, pirkti ir atsarginės dalės. Tai čia šitas, nes ūkininkai dirba pagal fizinių asmenų įstatymą. Ir šiuo atveju atsiranda juridiniam asmenim tokios tvarkos nėra, o fiziniam yra. Tai ūkininkai teisingai kelia arba palieka kaip buvo, arba ten kokiais 5% davėda, arba ieško kitų būdų, bet vyriausybė pakol kas nenori ieškoti būdų. Kokie kiti būdai galėtų būti? Tai pirma, ūkininkas galėtų persiregistruoti kaip juridinis asmuo ir tada jisai savo galėtų šeimą įdarbinti, nes dabar nebūna įdarbinti, tarkim, savo šeimą, vaikus, nes dabar tik samdomus darbininkus gali įdarbinti, tada mokėtų ir sodros ir sveikatos mokesčius ir po to, jeigu nori išsiimti savo dar platesniem reikmėm, tai tada kaip dividendus įsiimtų, kaip ir visos įmonės, kaip yra bendrovės. Tai galimas ir toks kelias, tačiau nueita lengviausių kelių, nežiūrint, kaip sakau, apmokestinti apyvartinės lėšas. Tai ūkininkai su to nesutinka ir teisingai protestuoja. Kokius konkrečius sprendimus siūlytumėte Seimui ar vyriausybei, kad būtų galima sumažinti įtampą tarp ūkininkų ir valdžios bei išvengti tokių protestų ateityje? Tai yra siūlymai, kurie vienas jau gruodžio mėnesį, tai įsiterpusio žemės pardavimas, nedidelis sklypus tai iki 5 hektarų, tai galima būtų surinkti 1 milijardą eurų ir ūkininkas tada susitvarkytų savo žemėnaudą. Bet šitas kurti visiškai ir žada jau rudenio atidėda. Aš čia kalbu
ne apie tos kelias dešimtis milijonų, bet apie milijardus. Tai šitas siūlymas ir kitas yra užregistruotas, būtent, kad būtų išaiškinas ūkininko, būtent ūkininkavimo būdas, kad tie mažesni ūkininkai galėtų kaip ūkininkauti kaip fiziniai asmenys, o jau tie didesni galėtų pereiti į juridinio asmens statusą ir tada juos tenkintų, bet šitų sprendimų valdantieji nesiima. Ūkininkai apie jūs atsiliepia išties gražiu žodžiu. Kokias iniciatyvas įvedėte, kai ėjote Žemės ūkio ministro pareigas? Tai 2 kartus ėjau. Pirmą kartą, kai ministru dirbau, tai buvo 8-12 metai, buvo per pačią krizę. Tada irgi buvo įvesta suprastinta paramos sistema, ūkininkai, tada tarp kitko buvo įvesti ir mokesčiai, bet suprantami mokesčiai, ūkininkai gaudavo paramas suprastinta sistema ir tai dabar kaip antrą kartą daug ką teko sugrąžinti, dabar jau džiaugiuosi ir šiandien mitingę sutikau ūkininkus, kurie, nes vyksta dabar kartų kaita, tai jeigu tėvai savo vaikam atidavė dalį žemės ir jie ūkininkauja, tai buvo taikomas susietumo principas, šitas jau yra panaikintas įstatymu ir dabar gali ir tėvai ūkininkauti, ir ūkininkas, ir jeigu gavo paramą, tai nebus žiūrima, kur traktorius stovi, ar pas tėvą kieme, ar nedirba pas sūnų ant tėvo traktorius, panašiai šitie dalykai yra išspręsti ir buvo tai vienu žodžiu biurokratijos mažinimas, kur taip pat galima labai daug pinigų sutaupyti, jeigu mes sumažinsime biurokratiją, padarysim ūkininkam lengvesnį gyvenimą.